Na gerai, muzika turbūt neskambės, bet muzika ir neturėtų skambėti, nes čia yra ne muzikinės dėžutės, o čia yra sprogdinimo stotelės. Tai švediška TA4 ir jos sovietinis analogas. 7-8 dešimtmečio išradimai, parodantis, kad galima šiais laikais naudoti ne tik naujausius mokslinius pasiekimus, bet ir tokias senesnės technologijas, paprastas, kurioms nebaisus nei sniegai, nei purvai, jos neužšąla, o ir užšalti nėra kam, nes labai viskas viduje paprasta. Kaip jos veikia? Tai jūsų kažkur padėti sprogmenys yra, iki jų nutiesti laidai, priveržti su gnybtais, yra krovimo indikatorius, yra magnetinis generatorius viduje, mygtukai patikrinti ir sprogdinti ir yra rankenėlė, kurią sukate, generuojama energija keliauja į laidais į sprogmenis ir kažkuriuo metu, kai pradeda degti lemputė, ar kai pamatot indikatoriuje, kad yra pakankamai energijos ir tada sprogdinti. Va, tai švediška tokia, o sovietinė, matot, jis sukasi dar ir smagiau. Matot, dar yra su garsu. Tai čia taip pat yra gnybtai, yra patikrinimo mygtukas ir yra būtent sprogdinimo mygtukas. Taip, tokius įrenginius naudojo, o švedišką gal ir tebenaudojo mūsų kariuomenės inžinieriai.